Sveiki visi, senai bedėjau video savo naujo, nes kanalas, kaip sakant, kaip ir sustojęs augti. Nutariau padaryti video dėl to, kad noriu jums pasiūlyti savo baterijas, kurias kažkadaise buvau rodęs ar prieš metus ar prieš kiek, tai kad noriu jas parduoti. Inverterį pardaviau, kuris buvo ant baterijų, turiu dabar 3 fazių, bet čia grinai į tinklus pridavinėjau. Ir turiu dar vieną inverterį, kur yra pajungtos mano baterijos. Šitos baterijos yra sukonstruotos mano pačio jau prieš nemažai laiko, jos dirba gana puikiai. Šitas baterijas pats sukonstravau, padariau iš kompiuterio celių, išrinkau, čia jų yra nemažai, kažkada buvau tenai pasakęs kiek vienetų, tai vat noriu jas parduoti, kažkas tai gal gaminasi savo pirmąją elektrinę. Čia yra daugmaž apie 7 kW, gal net ir 8, ir parduočiau kartu su šitais BMS-ais. Šitą video patalpinu į savo YouTube kanalą, tam, kad galbūt žmonių ten atsiras, kas susidomės, ir patalpinsiu į Facebooką. Į Facebooką, kur yra tokie patys entuziastai, kurie užsiema saulės elektrinėmis. Dėl kainos rašykite į PM, dėl kainos rašykite man į YouTube'ės komentarus ir susisieksime, nurodysiu kokių kontaktų ir tada aptarsime kainą. Kainą galim sakyti taip, siekia daugmaž apie 100 eurų už 1 kW, tai galime daugmaž primesti, kad čia yra 7-8 kW. Ir kartu pridedu šitos BMS. Šitai BMS dabar žiūrėjau kainuoja kažkur tai 15-20 eurų. Nu, dar plius prasiuntimas. Tai kartu čia 7 BMS, kuriuos aš buvau pajungęs savo 40, man atrodo, 8 voltų sistemai. Tai čia pilnai galima sukonstruoti. Viršuje yra nuoroda, jeigu kažkas tai nematėte mano seno video, kaip aš buvau pajungęs tos BMS ir kaip jie stovėjo. Čia aš dabar esu perdaręs į kitą sistemą, į naują inverterį, ir jeigu bus surinkta 100 laikų ir 100 atskirų komentarų apie šitą video, nu, neskaičiuosime, kad ten komentaras yra, kuris liečia šitas baterijas, bet bus atskirų komentarų, kas nori pamatyti mano naują sistemą, tai yra šitas va inverteris, ir plius parodysiu šiokią tokią dalį. Tai yra ličio baterijos, čia aišku ne visos yra, kas bus plačiau, tai bus proga padaryti naują video, jeigu atsiras norinčių pasižiūrėti ir pamatyti, kokie yra rezultatai iš to. Tai palikime viską intrigai, dėl to šitas video buvo darytas tam, kad noriu pasiūlyti šitas baterijas. Čia yra labai daug darbo įdėta jas surenkant, tai mano, nežinau, čia prieš 6-7 metus aš labai daug padirbau. Ir kaip manote, yra visos protestuotos, visas rašiau, visos dirba. Aišku, reikėtų kažkurias tai pakeisti, kaip pakeisti, čia jau yra atskiras reikalas, kas pirks, tam paaiškinsiu, kaip reikia pakeisti, kaip ieškoti mirusią bateriją ir taip toliau. Bet jos dirbančios yra. Tad ilgai nebešnekant, kas norite, rašykite man Facebook'e į PM, ten susirašysime kokią konkrečią kainą, bet aš daugmaž sakau, kilovatas apie 100 eurų, galima dėrėtis, ir plius šitie BMS-ai. Tai tiek naujas video. Jeigu šitas video surinks 100 laikų ir 100 komentarų atskirų, kas nori, kad būtų naujas video apie mano naują, kaip sakant, baterijų parkelį tokį, tada laukite sekančio video. Kai tik tai bus surinkta, tada aš padarysiu video. Tai tiek, ačiū visiems už dėmesį ir gero savaitgalio.